Tikriausiai mes čia atėję visi tiesiog turim galimybę sugrįžti į vaikystę ir prisiminti, ką reiškia, pavyzdžiui, mums jauniems, būnant dar vaikais, išgirst, kas yra gerasis samarietis. Aš tikrai šiandien galiu prisipažinti, kad tuo metu, kai buvau vaikas ir išgirdau tuos žodžius, sąžiningai pasakius, tikrai nežinojau jų reikšmės, bet viduje jaučiau, kad tikriausiai jie padeda kitiems. Šiandien turiu pasakyti, kad tikrai mano vaikystėje buvusi nuojauta manęs nepavedė. Antra, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Kauno rajono merui už tai, kad jisai pastoviai įgyvendina daugelį socialinių projektų. Kad jisai įgyvendinamas tuos socialinius projektus pirmiausia atsižvelgia į tas šeimas, tai pasakyčiau, socialiai, kai kada rizikingas šeimas arba padidintos rizikos socialiai šeimas, tuose šeimose augančius vaikus ir jisai įgyvendina projektus, kad tie vaikai tikrai galėtų pasijaust kaip orus ir nejaust skirtumo su tais vaikais, kuriems tikrai nieko gyvenime gal ir netrūksta. Kokia graži tampa kasdienybė, kai jinai statoma ant tikrų vertybių. Šiandien tų vertybių pamatas yra mūsų gerumas, mūsų dėmesys tiems, kuriems šiandien sunkiau.